Grįžtame į studiją, na ir aišku, mažasis penktadienis, vadinasi, metas jau dairytis naujų skaitinių artėjančiam savaitgaliui. Savo rekomendacijas ir idėjas į mūsų rubriką Knyginėjimai trumpai šiandien atsinešė Delfi kultūros redaktorė Jūratė Žalytė. Sveika, Jūratė. Labas. Smagu čia tave matyti, vasariškai tokią nusiteikusią, o kiek pačios knygos vasariškos dabar sakykė? Labai skirtingos knygos. Šį kartą jas vienyje tai, kad jos visas yra pagal tikras istorijas. Tai galima pasirinkti tai vasarai, kas labiau patinka. Ar tokie, kurio daugiau meilės, aistrų ir kažkokių ten jausmų, ar kur yra apie politiką galbūt daugiau, ar kažkur galbūt daugiau apgavysčių. Tai visos tinkamos vasarai, visas galima skaityti. Manau, mes čia apie kiekvieną trumpai ir aptarsime. Būtinai. Tai pradėkime nuo įstabus Marjorės Post gyvenimui. Apie ką ši knyga? Taip, va. Štai ši knyga, kaip ir visas, kaip minėjau, yra apie tikras istorijas, kaip galima spręsti iš pavadinimo apie Marjorę Post. Labai įdomios moters ir tikrai netgi tas būtent gyvenimai neveltui yra daugiskaita, nes kai skaitai knygą, atrodo, kad ji būtų nugyvenusi 10 gyvenimų. Kelios asmenybės vienoje. Taip, tiek daug į ją visko sutilpo. Ir aš asmeniškai apie šią moterį iš tikrųjų nieko nežinojau. Ir man tai buvo didžiulis atradimas. Ji buvo tokia labai įtakinga moteris ir čia prašoma visa jos istorija nuo pat vaikystės, kai ji augo šeimoje, kuri buvo labai skurdi, bet jos tėtis buvo labai išradingas. Ir jisai sugalvojo verslą, jis pradėjo dribsnius daryti. Tai dabar ir buvo dvi įmonės. Buvo Kellogg's, kuri bent jau man, nežinau, žinomesnė, ir tokia įmonė, kuri išaugo vėliau į General Foods. Tai yra šitos Post šeimos įmonė ir ji maža mergaitė nuo pat pačių pirmųjų vos ne savo tokius jau sąmoningo gyvenimo dienų kažkiek prisidėdavo prie to produktų kūrimo, dar kažko. Na ir viskas klostėsi taip, kad ji iš tos tokios skurdžios mergaitės tapo didžiulės įmonės savininkė, paveldėtoja galiausiai. Tam tikrų metų ji netgi tapo viena iš vadovių, kas tuo metu buvo tikrai labai neįprasta, nes moteris, verslininkė, dar pasaulis visas vyrų valdomas. Tai čia pasakojama apie tai, kaip jai sekėsi ir pasakoma taip pat apie jos asmeninio gyvenimo dramas. Ji turėjo net 4 santuokas, čia jai gal ne taip gerai sekėsi, kaip valdyti visus verslus. Tai apie ten daug visokių aistrų, užkaliusių pasakoma, ji bendravo su labai įtakingais žmonėmis, ji keliavo, ji gyveno, keitė šalis irgi, tai buvo irgi susijęs asmeniniais jos santykiais, ji labai daug davė labdarai ir netgi dabar, pavyzdžiui, irgi kartais, aiškai, žiūri žinias ir matai Trumpas savo vasaros rezidencijoje Mar-a-Lago. Tai ten pasirodo yra jos sukurti, jos įsteigti rūmai, kuriuos ji norėjo Amerikai padovanoti, bet po kiek laiko jie buvo apsispręsta, kad Amerikai per brangu kaip valstybė jos išlaikyti ir galiausiai jie susipirko Trumpas, bet ji viską norėjo duoti savo šaliai. Tokia labai įspūdinga moteris, nepaisiusi jokių taisyklių, gyvenusi taip, kaip jai atrodė gerai. Čia labai daug dramų, labai daug aistrų, labai daug visko. Kažkaip labai rezonuoja su šiandienoje. Net sunku patikėti, kad tai įvyko prieš tiek metų ir pati asmenybė be galo įkvepianti. Tai be galo įkvepianti, labai daug visko patyrusi ir niekada nepasiduodavo ir visada jos kaip ir moto būdavo, kad galvok ne tik kaip tą verslą auginti, bet ir ką gali padaryti dėl kitų. Prisipažink dabar pati Jūratė, ar skaitydama tokią knygą pajauti tokią moterišką tvirtybę, kažkokią perdodamą iš tos asmenybės? Tokį įkvėpimą tai tikrai, kur matai, kaip žmogus nepasiduoda, kur visada netgi po kažkokių tai likimo smūgių irgi atsistoja ant kojų ir pasako, kad aš toliau savo gyvensiu taip, kaip man reikia ir priimsiu sprendimus, kokie man yra svarbus, tai tikrai galima įsikvėpti. Puiku, keliaukim toliau, tęskime tą moterišką liniją, dabar jau apie pašėlusias amerikietės, apie vieną tiksliau. Kalbėsime. Ir tikrai, kaip sakai, tęsime liniją, nes kai kur netgi čia sutinkami netgi herojai, tie patys man tas knygos taip netyčia išėjo, kad jos netgi kažkiek... Tai net tinka viena po kitos paskaityti. Taip, labai tas tinka, tai yra taip, tokio irgi rašyta Gortnerio knyga Pašėlusi amerikietė, jisai rašo apie irgi žymių žmonių biografijas dažnai ir šiuo atveju apie tokią moterį, Jenny Jerome, bet pasauliu ji turbūt geriausiai būtų atpažįstama, suprantama kaip garsiojo Winstono Churchillio mama. Ir, taip, apie Churchillį galbūt daugiau žmonių žino, ten yra girdėję, koks jo charakteris ir kai skaitai mamos biografiją, tai supranti, kad, ne veltui, daug kas pasidaro aiškiau, kur ji irgi gimė Amerikoje, šeimoje, kur tėtis buvo verslininkas, labai inovatyvus ir jis nuo pat mažumės ją auklėjo, sakė, kad tu niekada gyvenime neleisk niekam tavęs menkinti. Ir ji buvo tokia labai išdykusi mergaitė, labai užsispyrusi, bet šeimoje dėja santykiai nesiklostė.
uoste ir jis su mama ir sesėmis išvyko į Paryžių, ten įsiliejo į visą aukštuomenės gyvenimą, ten jos debiutavo kaip jaunos moteris, na ir jis susitiko, na, būsimąjį Winstono Churchillio tėtį. Tai yra ir ta jų meilės istorija, bet ji tokia, nors jie mylėjo vienas kitą tikrai iki gyvenimo, jo gyvenimo, sakykime, pabaigos, nes jis mirė gana jaunas, bet ji tokia buvo visiškai nestandartinė. Jie, nenoriu per daug atskleisti, bet tokie santykiai, kur ir dabar taip galbūt ne kiekvienam būtų priimtini. Ir po to santakos buvo dar keli vėlgi audringi romanai. Ji netgi vienas iš jų buvo su Didžiosios Britanijos karaliumi, irgi buvo minima ten tarp jo meilužių. Ir ji irgi darydavo taip, kaip jie patinka. Dviejų šios vyrų buvo jaunesni už jos sūnus. Ir ji irgi prisidėjo, sakoma, netgi prie paties Winstono Churchillio iškilimo ir jo politinės įtakos stiprinimo. Tokia buvo tikrai be galo įspūdinga moteris ir pati steigusi literatūros kritikos žurnalą. Ir jai niekada irgi vėlgi nerūpėjo, kas ką galvoja, jis darydavo taip, kaip jai reikia, sakydavo, jūs kalbėkit, na, nebejoju, jeigu ji gyventų šiais laikais, tai tikrai kiekviename tame, na, gandų žurnale būtų sekamas jos gyvenimas kiekvienas žingsnis. Gerais laikais vis tik taip pataikė gyventi. Bet ir tada irgi ten būdavo daug kalbama ir toks buvo jausmas, kad jos kaip jį gyvena, žino ir Didžioji Britanija, ir Prancūzija, ir Amerika, na tai irgi yra ir karo kontekstas, ir ji ne tik pramogomis rūpinosi, ji prisidėjo irgi vėlgi, kaip galima, pavyzdžiui, organizavo laivą, kuris gydo kareivius, parveža, parplukdo iš karo zonos, tokių įvairių ligoninę karo irgi įsteigė, na tikrai ne vien pramogomis gyva moteris. Taip. Keliaukim, labai įdomu apie moteris kalbėtis, bet dabar jau prie vyrų leiskimės, tai čia, suprantu, 2 likusios knygos yra būtent apie juos. Vyras su 1000 veidų. Taip, vyras su 1000 veidų, tai čia mes keliamės į šiuos laikus visiškai kitokia istorija. Prancūzų autorė Sonijos Krondon, kuria ir dokumentinius filmus, ir pagal šią knygą taip pat yra ir dokumentinis filmas sukurtas. Tai jai užkliuvo toks vyriškis, na, net negalima jo vardinti vardu, nes jis tuos vardus keičia. Jis tai Rikardas, tai Aleksandras, tai Danielis, tai Ričardas. Ir jisai sugeba vienu metu gyventi 4 vedybinius gyvenimus skirtingose šalise. Jis sugeba taip manipuliuoti visais, kad vieni galvoja, kad jis yra karo fotografas, kiti galvoja, kad jis yra chirurgas širdies, kiti, kad jis inžinierius ar lėktuvo pilotas. Ir jis visur prisitaiko, na, būna tokių, kokius žmonės jį nori matyti, na, moteris, tiksliau sakant, jeigu viena nori kažkokio šeimos žmogaus, jis su jie būna šeimos žmogumi, kita ieško nuotykių partnerių, jis būna į nuotykius linkęs, na, visiškas chameleonas. Ir žurnalistė nagrinėja tą jo gyvenimą, atranda moteris, su kuriomis jisai būna užmeskęs ryšį, tai čia 4 yra tokios, na, kurios jau rimtas vedybinis gyvenimas, bet yra ir daugiau. Ir jis kaip sugeba ir nagrinėja, na, kad tai yra vos tikras sudėtingas darbas, kad jis turi atsikelti 5 ryto, ruoštis vaidinti, kad kažkur išeina į darbą, kaip jisai siunčia visą laiką, na, kodėl jis net nesudvejoja, nes jisai rengia iliustracijas, nueina į tikrą ligoninę, jeigu apsimeta daktarų, siunčia nuotraukas ir taip toliau, na, ir sukuria tokį įvaizdį, kad tikrai, na, kiekviena negali patikėti, nors vėliau kažkuriuo momentu pradeda lysti užuominos, kad šitas žmogus, na, nėra tas, kuriuo dedasi. Netikėtina, šioje vietoje teks ir palikti intrigą tolimesnė ir dar suspėti norėtųsi paskutinėje knygą aptarti, Raudonasis imperatorius. Taip, tai čia jau yra knyga tokios rimtosios istorijos mėgėjams, nes jeigu, na, pavyzdžiui, pirmosios buvo tokios, kad ir istorinės, bet jos visgi buvo, na, romanai grožiniai. O čia jau yra toks rimtas analitinis darbas atliktas Michaelo Sheridano, kuris yra žurnalistas, kuris daug metų pats irgi rengdavo reportažus iš Honkongo, iš Kinijos, jis bendradarbiaudavo, rašydavo kaip ekspertas apie tą regioną ir jisai nagrinėja visą šitą Xi Jinpingo ir jo naujosios Kinijos istoriją. Tai čia yra nuo 20-ojo amžiaus vidurio, jisai žiūri, kaip ten formavosi santvarka, kaip vyko tos kovos tarp lyderių, kurie bandė kiekvienas tapti tuo pačiu jau stipriausiu ir, na, galiausiai, na, niekas iš tikrųjų, jisai sako, nesitikėjo, kad netgi Xi Jinpingas taps tokiu diktatoriumi, kuris valdo, na, 3 svarbiausias šalies valdžios pozicijas, tai ir, na, tikrai
niekas, atrodo, šiais laikais nebegali jam pasipriešinti, taip atskleidžia ir jo jaunystės portretą, atskleidžia visą jo šeimą, parodo, kur irgi taip pat jis išaugo iš tokios politikų šeimos, kaip jie jį auklėjo, ko jie jį mokė. Taip, ir koks jo požiūris toliau, tai čia kas domisi aktualiomis politikos, tikrai labai visiems bus įdomu. Būtinai paskaitysim, ačiū tau labai, Jūrate, už tai, kad čia atsinešei tiek daug įdomių naujienų. Taigi, literatūros, tikros tokios literatūros mėgėjai tikrai turės ką veikti šį savaitgalį.